Labas. Aš šiandieną labai trumpai ir išsamei apie lūpų blizgius iš Tende. Apie arbūzinį ir braškinį lūpų blizgį. Šiandien aš esu pasiėmus net 2 braškinius lūpų blizgius, tai yra mano dukros ir mano, nes kadangi yra toksai rudenėjantis ruduo, tai mums norisi truputėlį vasariško braškių skonio ir maloniai rožinės spalvos. Taigi, lūpų blizgiai iš Tende. Galbūt, kad gražiau atrodyčiau, aš pasidažysiu su braškiniu lūpų blizgiu. Yra nerealiai gero kvapo, natūraliai kvepia braškėmis. Jeigu pastebite, yra tokios juodos sėklytės ar ne, taškeliai galbūt jums atrodo, bet tai yra natūralios sezamo sėklos šiuose blizgiuose. Taigi, pasidažau, kad lūpas blizgėtų. Va. Labai malonus pojūtis. Man, pavyzdžiui, labai patinka tas lūpų blizgis, nes nėra to tokio, kaip suspaudi lūpas ir paskui kol atlimpa. Taip nėra. Yra malonus jausmas, blizgesys ir nuostabus braškių skonis. Tas pats yra ir su arbūzu, tik arbūzu skonis kvapo. Tai va, lūpų blizgiai. Na ką lūpų blizgiai daro mūsų lūpoms, ar ne? Žinoma, kad visų pirma, tai lūpų blizgiai suteikia mums nepaprasto blizgesio. Ir šie iš Tende lūpų blizgiai, jie užtikrina mūsų lūpų odos priežiūrą, nes ją maitina ir drėkina. Na, o kaipgi gali lūpų blizgiai drėkinti ir maitinti? Ne? Tai dabar trumpai apie tai ir papasakosiu. Kadangi lūpų blizgiuose yra vitamino E, jojobos aliejaus, baltosios putonės aliejaus bei saulėgrąžų aliejaus, tai šie lūpų blizgiai gražiai, lengvai tepasi ant mūsų lūpyčių, nuostabiai padengia visą lūpų odą, ir tuo pačiu ją drėkina ir maitina. Baltosios putonės aliejus, jisai ir suteikia tą galimybę, kad šie lūpų blizgiai labai lengvai teptųsi ant lūpų ir padengtų visą lūpų plotą, visą lūpų odą, ar ne? Taip pat baltosios putonės aliejus turi tokių savybių kaip drėkinti odą, ar ne? Ir jis yra labai stabilus. Va, pažiūrėkite. Net pats iškyla kamštelis, ar ne, kai paleidi, va. Nes baltosios putonės aliejus suteikia jam stabilumą. Na, jis nėra skystas kažkoks, ar ne, ar dar kažkas. Jis yra toksai labai tirštas blizgis, kuris lengvai tepasi ant lūpų ir nesuteikia jokio sulipimo efekto. Na, o apie jojobos aliejų greičiausiai jūs esate labai daug girdėję, tik aš noriu pasidalinti tada truputėlį kitu. Va. Apie jojobos aliejų esate greičiausiai tikrai labai daug girdėję, ar ne? Na, jis yra tiesiog nerealus ir naudojamas ne vienoje, ne dviejose, ne trijose, ne 10 kosmetikos priemonių, ar ne? Dėl ko? Dėl savo nuostabiai gerų, netgi gydomųjų savybių, ar ne? Ten jojobos aliejus turi gausybę gydomųjų savybių, jisai tinka ir plaukams, ir veido odai, ir kūnui, ir lūpoms, na, žodžiu, jį bet kur galima naudoti. Tai šį kartą Tende kompanija jojobos aliejų naudoja gaminant ir šiuos 2 nuostabius lūpų blizgius. Jojobos aliejus jis išsiskiria savo lengvumu. Jis yra labai lengvas, todėl ir labai lengvai įsigeria. Labai iš tiesų lengvai įsigeria į lūpas ir šią savo savybę jis labai taip lengvai patenka į giluminius mūsų audinius, tai ir į mūsų lūpytes. Ir vat, jeigu jūs turite ar suskirdusias, ar išsausėjusias lūpas, tai tikrai nuostabus dalykas yra
šie lūpų blizgiai, nes jie ne tik jūsų lūpas pablizgins, suteiks joms gyvybės, bet taip pat ir jas pamaitins, sudrėkins ir žinoma gydys nuo tų visų išsausėjimų ir mažų įtrūkimų. Kaip jau sakiau, jojobos aliejus labai gerai maitina, drėkina ir suteikia mūsų lūpytėms tą tokį natūralų gyvą spindesį, jaunystės spindesį, ar ne? Na ir dar ką norėčiau paminėti, kad jojobos aliejus labai aktyviai kovoja su senėjimo visais procesais. Jisai yra ypatingai maistingas odai, todėl aš ypatingai džiaugiuosi, kad būtent jojobos aliejus yra ir mūsų blizgiuose. Na ir žinoma vitaminas E. Kaip be vitamino E? Produktai skirti, kurie yra skirti lūpoms, jie taip pat suteikia mūsų lūpoms sveikatos, ar ne, to tokio natūralaus, gražaus spindesio ir visko, ko mūsų lūpytėms reikia, kad jos nepajustų, jog labai permainingi orai ir ką tik buvo karšta, o dabar jau šalta, čia vėjas pučia, čia lietus lyja ir taip toliau. Na, tiesiog Tende kompanija pasirūpino, kad naudojant šiuos blizgius, tai yra braškinį ir arbūzinį, jūsų lūpos nejustų jokio diskomforto esant oro pokyčiams, ar ne? Na ir papildomai drėkina manitolio ir sacharozės drėkinamosios medžiagos, kurios taip pat yra mūsų lūpų blizgiuose. Tai va, tiek trumpai apie Tende produktus skirtus lūpoms, tai yra dar kartelį braškinis lūpų blizgis ir arbūzinis lūpų blizgis, ar ne? Ir galite juos užsisakyti jau dabar elektroninėje parduotuvėje tende-produktai.lt. Užsakę į mano elektroninę parduotuvę, jūs juos galite užsisakyti jau dabar. Tai ačiū visiems, kas buvote kartu su manimi. Ir žiūriu, kad turiu jau vieną komentarą. Labas, Laimutė, labai malonu tave matyti. Na ir iki kito pasimatymo.